Kai jis taip toli važiuoja. Vos kresargi Kasparai. Traukinys važiuoja. Kur jis čia? Ne, tas. Ne. Traukinį reikia. Tai kaip, ne, jeigu rašo Fumičinį. Oro uoste galėsi, dabar nėra kaip. Sakės. Taip, bet traukinys važiuos, bet negalima. Dači. Japoniškas. Ką tu nori pasiimti? Nori. Kažką. Išgavai. Siamo in arrivo a Mariana. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa dal treno. We are now arriving in Italia, aeroporti di Roma e IT Airways. Se il vostro viaggio prosegue con un volo IT Airways, potete effettuare il check-in con consegna del bagaglio presso il nuovo banco IT Airways, situato subito dopo i tornelli di uscita di questa stazione. Dear passengers, thanks to the collaboration between Trenitalia, Aeroporti di Roma and IT Airways, if you are flying IT Airways, you can hand in your luggage at a duty-free desk next to the hostels in this station. Takeliai čia iki jūros. Žmonės va irgi Indiana, ai, Nordai, tai gali į kaktus savo. Bebrai, itališki. Maždaug iki čia buvom daėję su šeimyna. Planai pasikeitė, palydėjau jos atgal link oro uosto ir tada dar solio žygis. Pirmas įkienos po Italiją. Tikiuosi 3 valandų užteks nueit pamatyti jūrą ir grįžti. Prasilenkiam berat su tais turistais ir priekį, kada grįžinėdami dabar šios baigiu pavykti. Bienvenidos Fumičinį. Tai va, toliau. Jeigu būtume protingesni, būtume su autobusu nuo oro uosto iki čia atvažiavę. Sumąstėm beprotišką kelią. Gal reiks pabandyti grįžti su šito. Tokie konkurai čia Viduržemio regione.
Lido de Ostia miestelį. Mes pirmicinės. Yra pasirodo žvejybinių laivų. Bandysim greit prie jūros. Bandysim čia praeiti. Žvejybiniai laivai. Koks traukinukas senovinis 19 amžiaus funkcinį. Praeiti. Mačiau, kad tam vaikšta ir šokį tą valtį ir varai į Sardiniją kokį. Nu, jeigu spėsiu oro uostą, tai bus super žygis šiandien. Roma 8315. Roma 79. Daugybė čia tų laivų pasirodo, gavau mažas uostelis, buvo pilna senų žvejybinių laivų. Aišku, pradėję čia baisiai. Bet visi kažkodėl vadinas Roma. Ir skaičiai skirtingi. Guardia Costera, pakrančio apsauga. Jei taip ramiai, nuostabu čia pasivaikščioti. Čia Tibro upė, kuri ir taip teka per Romą. Vieni teka į Viduržemę jūrą, čia toj prieisim. Ta vieta. Nuostabi vieta. Pajūrė neišeis. Pajūrė, tam laivas matas plaukia. Nes čia akmenų pilna. Ten visur akmenis, akmenis, akmenis. Naftos bazė turi. Viduržemė jūra ir turisto Litvano. Autojas spindukas. Reiktų pabandyti rast prieimą prie pat jūros, dar šiek tiek laiko yra. Būtų įdomu prieiti prie pat. Aišku, tais akmenim galėtum nusileisti, bet čia dar ir krist gali. Lygiau šalsas. Einu Viale della Pesca. Žuvies, kaip suprantu, žuvų gatvė. Ir einam link paplūdimio. Bandysiu suspėti apie 2 valandas. Čia neturėtų būti toli, apie kilometras iki paplūdimio. Apie 2 km iki Veros. Jeigu reiks, bėgsiu. Bet pamatysiu. Įdomus toks rajonas. Tikras pietų kraštų rajonėlis. Kaktusai čia auga. Netoli Viduržemio jūros. Va, kaktusai. Tik spyglių nesimato.
Gal nubirėjai. Romui kaktusų nesimatė. Nors čia įvairiai. Bet kažkokie laukia kaktusai, bet vazone. Va čia tai vaizdelis. Va čia tai jėga. Čia bangos netgi yra. Klausimas, ar toliau ten praeis. Smėlis toks murznas vilkas. Čia kažkokie lankėlė gal. Čia tai puikiausia vieta visai kelionį man. Jūra man visą laiką patiko. Ne Koliziejus, ne Vatikanas. Kažkas vaikšto, tikiuosi nereikės grįžti atgal. Šiklinėlis, bet nieko, įdomu. Įdomiau nei gatvėje. Va, draugas, ką? Draugas, italas, šuniukas geras. Tai kon jūs, futbolista? Dėl to kamuolio nepasimatė kažkada anksčiau, kai vaikai buvo, tada būtume paspardę. Bet dabar turi draugą, jis kartu su manim. Gerai. Einam. Valandą ir mes kilsim iš Italijos. Bus gerai, čia prieisim prie pat, va. Gal ne paplūdimys, ne aukščiausios klasės, bet prie pat Viduržemio jūros. Kokie greblį gal paimti? Šaltoka turbūt būtų išsimaudyti. Matos pajodus pakrantę naftos išplaukimas. Ten kur akmenis gražiai. Jūs Maradona. Viskas palieka jūrą. Grįžtam Vičiniai. Uostas. Arrivederci. Mato saugo ir dilgėlės.
Ten kur drėgna, kaip pelkynai. Grįžtu oro uostą, pavykęs žygis. Kartais, kaip sakant, rizikuoti apsimoka. O kiek aš užtrukau 2,5 valandos. Dabar pareinu 4:30 ir dar laiko iki skrydžio apie 3 valandas. Mažiau jau nei 3. Bet kiek pamačiau. Na, aišku, su mažais vaikais esu sudėtinga. Kad tai bus viso gero Italija. Grįšime į Vokietiją. Kur rūgai lėktuvo?